Labas, Evelina. Labą. Čia kaip Eva. Kaip sakai? Čia Eva, sakau. Ai, Eva, atleisk. Aš matyt, norėjau kažkaip mandagiau, bet gavosi kaip gavosi. Kaip laikaisi, sakyk? Gerai laikausi, o pasakykit, kas jūs skambina. Čia trukdo tave toksai Justinas. Justinas, taip? Taip, Justinas, ir kartą aš esu buvęs su kompanija dvaro svečių namuose ir tuo metu, kaip aš supratau, dirbai tu. Iš tikrųjų, jau praėjo kuris laikas, tačiau grįžę, mes vėl lankėmės ne per seniausiai ir tu nedirbai. Aš pasiteiravau tada savo pažįstamos tokios, kodėlgi tu nedirbi, bet pasirodo tiesiog buvo ne tavo pamaina. Kaip ten bebūtų, trinu toliau istoriją ir sužinojau tavo telefono numerį iš jos vėlgi. Aha, tai iš kieno čia, iš direktorius ar iš kieno? Na, nesvarbu, aš ką žinau, iš tikrųjų labai nekompetentinga ir negražu yra dalinti telefonus, tai aš dėl to nesakysiu. Kad nepyktum, gerai, nieko. Tai va, Eva, labai triukšminga pas tave, žinok, man net užė galvoj. Kur tu čia esi? Kas? Ai, esu čia šiaip pas draugę, tai čia tūsas vyksta biškį, tai va. Bet aš to nesutrukdžiau. Nu, nelabai, nu. Gerai, tvarkoj. Kaip mokslai? Kaip mokslai? Mokslai, man gerai, viskas kaip mokslai. Viskas tvarkoj? Kaip? Viskas tvarkoj, viskas spėjai? Nu, kaip pasakęs, nelabai spėju. Nelabai spėjai, bet ar laisvo laiko turi nors kiek? Nu, kažkiek turiu. Ar ne? Taip. Sakyk, ar tada galėtumėm mes kažkaip tai su tavim gal susitikti, pabendrauti, išgerti pienišką kokteilį? Gerai, galima būtų. Ar ne? Tu visai nieko prieš tokius dalykus? Ne, aš nieko prieš. Tai pakankamai smagu yra, žinok. Žiūrėk, yra toksai dabar visai neblogas vakarėlis nusimato, ar ne? Čia bus rytoj vakare. O, tai tik rytoj aš dirbu. Tu dirbi. Tvarkoj, žinok, galim tada į kitą ketvirtadienį nukelt. Kitą ketvirtadienį dirbsi irgi? Kitą ketvirtadienį, manyčiau, ne, kiek žinau. Puiku. Tai va, žiūrėk, kitą ketvirtadienį yra toksai vakarėliai vyksta Ševčenkos gatvėj. Taip. Nežinau, esi girdėjus apie pažintis XXX kada nors? Šiaip nelabai esu girdėjusi, bet tai, na. Ten yra jų klubas, žinai. Jo, aš pakankamai dažnai mėgstu ten lankytis, žinai, ir pakankamai smagu tenai būna, tai aš galvojau, gal pasimtumėm maudimukus mes ir galėtumėm nukeliauti tą klubą svingerių tokį vakarėlį, žinai. Aha, šiaip už tokios vakarėlės nelabai lankausi, žinau, tikrai. Ar esi buvus kada nors? Nu, aš nesu buvus, bet matai, aš nelabai esu už tokios vakarėlės. Tai gal tu norėtum pabandyti? Ne, nu tiesiog gal jeigu šiaip labai nori susitikti, tai galim šiaip kur nors nueiti, tiesiog ne į tokį vakarėlį, nes aš tai nežinau, tikrai. Tu bijai išsigąst, ar ne, tenai? Bijau išsigąst, rimtai bijau. Jo, nežinomybė žudo, aš tikiu. Taip. Tvarkoj. Tai iš tikrųjų šiaip galim tada susitikti mano namuose, aš dar pasikviesiu kokius 4 draugus, pavyzdžiui, ten, žinai, ten porų. Ir šiaip galėsim tada pabendrauti savo šiltai ramiai namuose. O tai, klausyk, o negalima būtų tada susitikti kokioj nors vietoj paprastoj, o ne, tu čia žiūri siūlai man tokius, tokias vietas, tai žinai. O ką tu vadini paprastą? Turiu omeny kavinėj kokioj nors, ar ne? Jo, viešoj vietoj tiesiog. Ai, viešoj vietoj. Aš tiesiog iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas tu esi. Jo, matai, aš viešoj vietoj nelabai norėčiau, kadangi aš esu vedęs. Aha, nu tai tada nepyk, bet tikrai negaliu susitikti. Tu su vedusiais vyrais nesusitikinėjai? Nesusitikinėjau, tikrai ne. Štai bent tai gaila. Tikrai gaila. O be prošvaisčių jokių, bent jau gal tada aš, jeigu primokėčiau? Ne, nu, klausyk, tu čia žinai. Aš žinok, juokauju. Čia man šiaip nejuokinga, tai gal aš... Kas ateini čia? Labas, trukdo tave radijo stotis ZIP-FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Kaip mieloji laikaisi? Šokės tu šiaip. Tave kvietė į pasimą. Gerai, kas užsakė šitą skambutį? Kas užsakė šitą skambutį? Jonai, tu žinai, kas užsakė. Aš žinau, kas užsakė šį skambutį. Diana, kuri labai nori su tavim kažkada pabaliavot, nes sakė, laiko neturi.
Bliam, žūsiu. Čia tikrai žūsiu. Tai ne... Nieko labai žinot, išgazdinot. Išgazdinam žiauriai tave. Taip išgazdinot. Eik tu savo. Kodėl? Nu, ko čia Be to gazdintis? aš dirbu nesusibarę. Jeigu tai jau kažkokia labai informacija Lieva jums pasakė. Kaip? Nesupratau. Sakau, Lieva informacija pasakė. Tai tu Tai nedirbi gerai, administratorius. perduokit linkėjimus Tai tu ne Dianai. administratorė dirbi? Kaip? Ne administratorė dirbi, ar kaip suprast? Administratorė dirbu. O kokia bloga informacija buvo? Nesusibarę, aš dirbu šitą viešbutyje. Aš apie sushi barą nieko neturėjau omeny. Aha, Aš sakiau, dvaro svečių namuose. Aha. Tau pasigirda suši namuose gal. Nu, nesvarbu, Jo, tikrai. kaip ten bebūtų. Tai ačiū tau už gražų pokalbį, gero smagaus vakaro tau. Jums irgi, dėkui. Ate. Ate. Šito tokio juoko tikrai galėčiau pasakyti, kad tai turi nimfomaniško charakterio. Nuostabu. Nu, matai, mergina neturi vaikino, kodėl jinai savo negali leisti tai pasimatyti. 100 balų. Tai gaila, kad suvedusis neina. 100 delniukų per užpakalį už tai.